Sveikinam sulaukus šventų kalėdų, ne? Kristaus gimimas, didžiulė šventė. Gera jūsų tiek daug čia matyčiau. Iš tikrųjų, šie namai pasilgo tokių šiltų žmonių kaip jūs. Ir vaikų labai pasilgo. Mes džiaugiamės, kad galim, esam paruošę net ne mes, o po to aš truputėlį papasakosiu, iš kur čia tos dovanėlės atkeliavo. Žodžiu, gulėkit visada, jinai turi būti šalia. Žodžiu, noriu pradėti nuo pasakojimo istorijos, kurią galbūt daugelis esat girdėję ir žinote, bet mes, mūsų bažnyčia, švenčia iš tikrųjų Kristaus gimimą. Ir vaikučių norėjau paklausti, kelinti dabar yra metai, kas žino? Kas žino, pasakyk, kelinti. 2026. Jau 6? 5. Ai, dar 5, bet jau nebetoli 6, ne? Tai ir tada iškyla kitas klausimas, tai nuo ko tas 2025 metai čia skaičiuojama, ne? Gal kas nors žinot iš vaikų, kodėl čia dabar mes sakom ne 2000, o 2025? Žinot? Nu, taip. Nes dar nėra kalėdų. Nėra kalėdų, kas dar? Nuo Jėzaus gimimo. Taip, nuo Jėzaus gimimo skaičiuojasi 2025 metai, mes jau 2025 gimtadienį Jėzaus švenčiam, žodžiu, ir dalinamės dovanas, dalinamės ir džiaugiamės vieni kitais, kad viešpats Dievas mums padovanojo pačią didžiausią dovaną. Padovanojo mums savo sūnų, per kurį mes esame išgelbėti. Ir aš noriu paskaityti tą istoriją, kurią jūs matysite, čia kaip spektaklis, čia dabar bus neužilgo. Jūs visą tai matysite, ką vaikai paruošė mums šią istoriją. Labai norėčiau perskaityti istoriją, bet niekur savo akinių nerandu. Gal kas nors matė? Tu, kad nėra tavo ant galvos. Man ant galvos? Nėra man ant galvos. Kur tie akiniai? Arba, kur tie akiniai? Tai žodžiu, supratau, kad esat labai dėmesingi ir viską įdėmiai matote ir girdite. Aš jums paskaitysiu. Yra iš Luko Evangelijos 2 skyriaus. Anomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Skvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovido miestą vadinamą Betliejų, nes buvo kilęs iš Dovido namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant prisertino metas gimdyti ir ji pagimdė savo pirmagimį sūnų. Suvystė jį stiklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Toje apylinkėje nakvojo laukose piemenys ir pakaitomis budėdami sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė viešpaties angelas ir jos nutvėskė viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: nebijokite, štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovido mieste jums gimė išganytojas. Jis yra viešpats, Mesijas. Ir štai jums ženklas, rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose. Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivyje. Ji garbino Dievą giedodama: garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: bėkime į Betliejų pasižiūrėti, kas ten įvyko, ką viešpats mums paskelbė. Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėjosi visus šios dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visą, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Tai toks pirmasis pasakojimas apie piemenis, apie gimstantį Jėzų. Ir dar yra Mato Evangelijoje apie tokius kitus lankytojus,
Gal kas nors iš jūsų žino, kai gimė Jėzus, kas atėjo 3 tokie aplankyti jo? 3 karaliai. 3 karaliai, dar kiti sako 3 išminčiai, ar ne? Ir štai ką apie juos mes skaitom, paklausykite. Jėzui gimus Judėjos Betlėjuje karalius Erodas dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo, kur yra gimęs žydų karalius. Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs karalius Erodas sunerimo, o su juo visa Jeruzalė ir susikvietė visus tautos aukščiausiusius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kurgi turėjęs gimti Mesijas. Tai jam atsakė, Judėjos Betlėjuje, nes pranašas yra parašęs. Ir tu Judos žemės Betlėjau, anaiptol nesi menkiausias tarp žymiausių Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tuomet Erodas slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai jos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir siųsdamas į Betlėjų tarė, keliaukite ir viską sužinoję apie kūdikį, radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Išklausę karaliaus išminčiai leidosi kelionėn ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirmą, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugiasi. Įžengė į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolė ant žemės jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutės ir davė jam dovanų aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą kitų kelių, pasuko į savo kraštą. Štai koks pasakojimas. Dabar aš jūs įvedžiau vaikučiai į kontekstą, o dabar jau pradėsim žiūrėti spektaklį. Ir laukit spektaklio. Paplokit, kaip jūs nuotakuosite. Dabar kviečiu aktorius eiti į užkulisius, o aš einu prie muzikos ir kai pasakysiu žodį pradedam, viskas prasidės. Dar prieš tai noriu pakviesti spektaklio sumanytoją ir režisierę Justiną. Prašom, paplokite jai. Spektaklio sumanytoja ir režisierė pastaroji Justina. Linkime sėkmės visiems ir gero žiūrėjimo. Gerai? I've heard about this baby boy who's come to earth to bring us joy, and I just wanna sing this song to you. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major.
and gold and myrrh they gave to you and cried hallelujah. I know you came to rescue me. This baby boy would grow to be a man, and one day die for me and you. My sins would drive the nails, and you that rugged cross was my cross too. Still every breath you drew is hallelujah. Dabar pakviesime aktorius išeiti, įsileidžiu. Marija, Paauglės Jėzus, Emanuelis, Vienetinis, trys karaliai, Kažkur rasti vietos praeiti. Dabar labai norisi, kaip ir šventam rašte parašyta, kad angelai prisiartinę giedojo giesmes. Ir toks įdomus faktas yra, kad tais laikais, kai gimdavo koks nors vaikas, ateidavo muzikantai ir grodavo, dainuodavo linksmai, kad visas kaimas sužinotų, kad va, jau gimė. Kad muzika pradėdavo skambėti, bet kadangi mes žinome, kad Jėzui nebuvo užėjui Marijai ir Juozapui, kad Jėzus gimtų namuose, tai prie to tvartelio, reiškia, muzikantai nesusirinko, bet giedojo visa dangaus kareivyje, šlovindami Dievo aukštybės. Ir todėl mes norime 3 giesmeles pagiedoti, galbūt žinomos, gal ne, bet kviečiu kartu giedoti. Čia tekstą matysite, mes jums parašom. Tai muzikantus kviečiu ateiti, angeliukų šlovintojų. Pasaulio šviesa atėjai tu į tamsą, atvėrei tu mano akis. Tavo grožis man džiugina širdį, noriu aš veikt su tavimi. Aš esu čia šlovė, aš čia kad nusileidžiau, esu čia kad ištarčiau, tu viešpats man. Tu esi toks mielas, vien tik Dievas vertas, koks tu nuostabus, mano viešpatie.
vardas, koks tu nuostabus man viešpatie. Aš esu čia šlovė, aš čia kad nusileidžiau, esu čia kad ištarčiau, tu viešpats man. Tu esi toks vienas, vien tik Dievas vardas, koks tu nuostabus man viešpatie. Neleidai man patirt mirties, ant kryžiaus pats kentėdamas. Neleidai man patirt mirties, ant kryžiaus pats kentėdamas. Neleidai man patirt mirties, ant kryžiaus pats kentėdamas. Aš esu čia šlovė, aš čia kad nusileidžiau, esu čia kad ištarčiau, tu viešpats man. Tu esi toks vienas, vien tik Dievas vardas, koks tu nuostabus man viešpatie. Visi kartu aš esu čia šlovė, aš čia kad nusileidžiau, esu čia kad ištarčiau, tu viešpats man. Tu esi toks vienas, vien tik Dievas vardas, koks tu nuostabus man viešpatie. Kita giesmė lyg pūkeliai lengvai. Irgi kviečiu visus nebijoti, giedoti. Antrąją dalį mes kaip lietuviai visada mokame kartuoti antrasias dalis kartu, jeigu nežinoma giesmė yra. Čia labai vaikiška graži giesmė. Lyg pūkeliai lengvai su pasmaigės ore, žemę papuošia baltai, šventės didžios vakare. Kartojam žemę papuošia baltai, šventės didžios vakare. Dar kartą žemę papuošia baltai, šventės didžios vakare. Mirga eglės šaka, tyliai skamba giesmė, žemėj ramybė taika, Dievui aukštybė garbė. Žemėj ramybė taika, Dievui aukštybė garbė. Ar kitam žemėj ramybė, žemėj ramybė taika, Dievui aukštybė garbė. Vėl kalėdų žinia, paprasta ir greitai, pildo džiaugsmo ir mane, uždega liepsną širdį. Pildo džiaugsmo ir mane, uždega liepsną širdį. Pildo džiaugsmo ir mane, uždega liepsną širdį. Lyg pūkeliai lengvai, su pasmaigės ore, žemę papuošia baltai,
didžius vakare. Žemę papuošia baltai, šventės didžios vakare. Šaunuoliai linguojat labai gražiai, kai kurie jūs snaudžia, matau, labai smagiai, taip užsnaudžia ramybę, iš tikrųjų nuo Viešpaties ateina. Na va, šiek tiek linksmiau. Kur taip skuba daisti, piemenėliai jūs myli, apie ką jūs giedate, negirdėta tiesa šią. Angelai aplankė mus, mes regėjom jų būdus, ryškią šviesą matėm, giesmę jų girdėjome. Senses fade on the Kristus užgimė, tad ir skubą metėsi, kūdikėlio sveikinti. Gloria in excelsis Deo, linksma, kaip šilta, kaip gera, kaip malonu. Iš tikrųjų, apaštalas Petras sako, statom palapinę ir pasiliekam ilgiau visam laikui su Jėzumi. Tai gera būti. Na ką, mūsų programėlė atėjo prie tokios labai svarbaus momento, kadangi gauname iš Viešpaties Dievo didžiausią dovaną Sūnų mūsų gelbėtoją Viešpatį Jėzų Kristų, mes dovanojame jums dovanėlės, tai spektakliuką, tai pagiedojimą ir yra toksai metas, va, mato, čia stovi krūva dovanų. Vaikai, mato, kiek čia daug dovanų. Jos atkeliavo dėl jūsų. Sako, kažkur Panevėžy gyvena vaikai, kuriems mes norime padovanoti visą batų dėžę dovanų. Tiek daug pridėta. Tai žodžiu, čia žmonės iš tikrųjų mylintys Kristų rūšiavo, dėliojo, ruošė, kad kažkiek truputėlį mums daugiau to džiaugsmo suteikti. Tai mes iš tikrųjų linkime didžiausios dovanos Viešpaties Kristaus ramybės jūsų širdyse ir taip pat norime įteikti vaikučiams tas dovanėles. Va, truputėlį noriu apie tai pakalbėti. Mes šalia tų dovanėlių kviečiame vaikučius sekmadieniais sugrįžti ir kartu su mumis mokintis šauniausią kelionę. Mes turime 12 pamokėlių, kur po pusvalanduką vaikučiai būtų sekmadieniais nuo 11 valandos. Čia mes darom susirinkimą ir suaugusiems, kur suaugusius taip pat kviečiame kartu melstis, giedoti, skaityti Dievo žodį, mokintis.
O vaikučius apačioje mes turime klasę, norim pakviesti ateiti mokytojus, kurie mokintų vaikučius ir Modestė, jeigu yra kažkur nematau ateiti. Viena mokytoja, kita mokytoja, Aurimas viršų yra, mokytoja, dar čia prašome mokytoja, pajudėkite, mokytoja, ateikite, pajudėkite. Mes daug jūsų, kaip sakant, nespausim, tik tai noriu pasižiūrėti, kiek pasiruošę mokytojų šaulių ir vyriškių dar yra, kur Aurimas nenusileidžia. Ir dar kažko galbūt nepaminėjau, nebeprisimenu visko, matot. Bet šie mokytojai pasiruošė jums pasakoti apie viešpatį Jėzų, kuris be galo myli. Jūs kiekvienas vaikučiai ateidami gausite tokią knygelę, kur yra pamokėlės, kur yra galima išmokti. Daug jūs galite jau atsisėsti, ačiū jums, jūs pasirodėte. Ir dar yra naujieji testamentai, kur irgi vaikučiai, kurie ateis sekmadienį, gaus tuos naujuosius testamentus, iš kurių galės skaityti Dievo žodį ir patys pažinti, koks yra gailestingas mūsų viešpats. Na, o dabar jau aš kviečiu mano pagalbininkus, čia Justina padės, kas dar padės, kažkas tai tarėmės padės, mergaitės padės. Tai pirmiausia, mes kviečiame geltoną spalvą pačius mažiausius vaikučius, kurie, jeigu pirmos ateitų mergaitės ir berniukai iš paskos, tai būtų dar lengviau daryti. Muzika, prašom, muzika nenuskamba. Aha, noriu pasakyti, kad jeigu eitumėt pro ten po to, ruoštumėtės 5-9 vaikai, pro ten ateiti čia, bus lengviau fotografuotis, gerai? Ar geltonieji, mažieji patys viskas? Jeigu tėveliai turite kokį geltoną namuose serkantį, ateikit dovanėlę. Dabar tiesime oranžinės spalvos lapelių savininkus. Eikite su tokia gerai. Prašau. Mergaitės, o ten pasakoma berniukai. Berniukai pas mane.
Mane berniukai lygtais visi pasiėmė. Nu ką, vaikai, pakuojam? Pakuojam! Žiūrim, padarom! Aš taip primindamas pakartosiu, kad vaikučius laukiam nuo sausio 1 sekmadienio. Jie atkeliauja pas mus mokyklės pamokėlėse. O visiems linkime palaimintų metų, gražių, kad viešpats jūs lydėtų, ramybė, džiaugsmas, malonė, tai būna jūsų šeimose ir jūsų širdyse. Ir ačiū, kad atėjote. Pani